Antikorozijos centras Alytuje Likiškėlių gatvė 33. Galingi oro kondicionieriai ir šilumos siurbliai su nuolaidomis. Twinsera. Galingi sprendimai visiems metų laikams. Alytaus mieste po rekonstrukcijos atidarytas Žuvinto skveras. Idėja, kaip turi atrodyti Dainavos mikrorajone esanti erdvė, patikėta vienam iš ženklo Alytus myliu autoriui Artūrui Mažeikai. Vyras pasakoja, kad pertvarkant skverą iš pradžių pats bandė suprasti, ką šiuo skveru ir skulptūra Vandenų žvėris liūto kojomis norėjo pasakyti jos autorius, anapilinių iškeliavęs Lionginas Virbickas. Mažeika spėja, kad prekybos centras Žuvintas galėjo būti siejamas su tokio pat pavadinimo biosferos rezervatu. Skvero rekonstrukcijos autorius papildė Žuvinto tematiką 5 poilsio salelėse įkomponuodamas nendres. Tai vienas iš Žuvinto biosferos rezervato simbolių. Kuomet pradėjau dirbti su šitu skveru, tai supratau, kad čia viskas jau yra sukurta. Ir man ką reikėjo, tai atspėti, ką tikrieji autoriai, tai architektai buvę, dailininkas ir Lionginas Virbickas skulptorius, tai ir šmirinėjau, galvojau apie ką čia visą tai. Ir žinoma, man sufleravo Žuvinto pavadinimas, kuris beje pirmas pasistatė. Po 10-mečio šitas skveras buvo sugalvotas. Tai Žuvintas ir viską pasakė. Rezervatas mūsų, biosferinis, turbūt taip vadinasi. Ir ką, ir visos šitos salos ir skulptūra fontanas, žvėris, vandenų žvėris liūto kojomis, turbūt ir buvo tokia aliuzija, lyg ji tenai ir gyvena. Tarp visų tų salų, kurie yra. Tai toks ir buvo sumanymas. Tai dėl to atsirado salos, jos čia dar aišku turi apaugti nendrėmis ir panašiai, sukurti tą įspūdį, lyg tarytum tu būtų tenai, namuose šio žvėries. Ir žiūrėtume ir galbūt galvoti, tikrai jis nėra toks baisus žvėris. Prieš 15 metų, prieš beveik 20 metų šitam fontane nustojo bėgti vanduo. Ir nežinau kodėl. Galbūt sugedo, galbūt aplaidumas, tapo didelis, pavojingas, nepatrauklus. Čia pradėjo rinkti žmonės, kurie mėgdavo labiau ne ledus, o vyną. Ir čia dažniau lankėsi policija, nei lankydavosi vaikai, ką aš prisimenu vaikystę, kai buvo kitaip. Iš tikrųjų, po 20 metų, prieš porą metų pabandėme pažiūrėti, ar vanduo dar bėga, paleidome, pabandėme. Tai vis dėlto atkūrėme, kiek įmanoma, jaukesnę erdvę, padarėme apšvietimus, padarėme suoliukus, o tikrai pavasarį ir vasarą atsiras gėlių, atsiras spalvų ir atsiras kvapų. Anksčiau vaikai čia maudydavosi ir mes turime istorijų ir turime video filmuotų, kaip tai atrodė. Tai tikiu, kad vanduo bėgs, kad verslui pritrauks daugiau klientų, kurie apsipirks parduotuvėje su kašinu grįš namo. Ir kad dar viena miesto vieta ir dar miesto jau 5. fontanas, kurį mes prikeliam naujam gyvenimui. Dar jų liko neprikeltų, bet žinau, kad įmonė sėkmingai veikia. Norisi taip pat pasidžiaugti, kad tai yra turbūt pavyzdys, kad miestas, verslas, projektuotojai, idėjų autoriai gali dirbti kartu tam, kad tos idėjos ir būtų paverstos kūnu. Tai čia yra puikus to pavyzdys. Po rekonstrukcijos parkuoti Žuvinto skvere automobilius jau draudžiama.